ilgai galvau, kad su manim tikrai kažkas negerai yra. Pasirodo, nieko su manim nėra. Reikia tik išjausti viską. Tai su jūsų pagalba šiai dienai tikrai esu daug geresnėj vietoj. Žinau, ką daryti, kai sekantį kartą ateina sunkus jausmas. Iš tikrųjų, man nepatinka mano balsas, nepatinka mano veido išraiška. Man niekas nepatinka. Ir nenoriu aš viešai kalbėti, nenoriu net minties, kad kažkokie mano pažįstami pamatys, kad man gėda bus kažkokia tai. Bet tiesiog, koks skirtumas? Jeigu man tai padėjo, man gerai, kodėl aš turiu bijot pasidalinti. Už tai, kiek jūs esate įdėję darbo ir sukaupę patirties, tai aš manau, kad tai yra smulkmena. Tai tiesiog mes kiekvienas einam per gyvenimą, nešamės kažką tai tokio sunkaus viduj. Gal kiti neturi, tai tiem ir galbūt nereikia, bet tiem, kas turi kažką ir jaučia, kad atrodo, darai gyvenime, eini ir vis kažkas tai ne taip, eini su sunkumu kažkokiu, tai problemos, bėdos, pastoviai sprendimai ir taip toliau. Bet pagrindinis dalykas ir yra, kad mes turim kaip žmonės sustoti vieną kartą, nebeskubėti, susitvarkyti savo vidų, o tada viskas einasi kaip sviestų patepta. Kiekvienam rekomenduoju išbandyti, o išbandžius žinau, kad nebus nei vieno, kuriam netiks ar nepatiks. Ką man duoda Ryčio ir Violetos sesijos? Tai leidžia sugrįžti save, pajausti save, nert į gėlį ir išbūti su visom savo emocijom, su visais jausmais, kad ir kaip atrodo kartais būna baisu, bet tiesiog stebi savo kūną, stebi, kas jame vyksta ir išeini iš tų dramų ir tada kasdienybėj pajauti, kaip kartais norisi ir būti skaudintai, ir pykti, bet kai užsidedi raištį, užsimerki ir stebi kūną, ta energija kažkaip išeina iš tavęs ir atsimerkus atrodo lyg dar, norėtum kažką ir priekaištauti ir kažką prisikabinti, bet tiesiog nėra tos energijos ir tada galvoji, vau, kas čia įvyko. Šią kelionę pradėjom kartu su savo mylimą moterim. Čia mes mokomės būti atviri, pamatyti vienas kitą, tiesiog būti be kaukių. Nors kartais tikrai būna labai sunku, bet tai mumi dar labiau sustiprina. Čia akademijoje mes jaučiamės kaip šeimoje, nes gali būti atviras, būti savimi, gali išsikalbėti ir būti suprastas. Nes man kaip vyrui tai yra labai svarbu, nes mes vyrai dažniausiai nemokam, bijom, nenorim parodyti, išsakyti savo jausmų. Taigi, Rytis ir Violeta, tai iš tikrųjų nuostabus visų pirma man draugai, visų antra nuostabus žmonės, kurie neša tiek daug gerumo, meilės, šviesos, šilumos, tokios šviesios, gražios energijos iš tą pasaulį ir skleidžia mum lietuvaičiam. Jausmų sesijos padeda. Labai daug kas šneka ir visokie guru ir šviteliai, bet tą gyvenimą čia ir dabar. Kad ten ta tikroji laimė, ramybė, bet niekas nesuvokia, kas tas yra gyvenimas iš tikrųjų čia ir dabar. Tai Ryčio jausmų sesijos labai padeda pamažu tai suvokti, pamatyti, išjausti tai. Ir sesija po sesijos berėsi suvokimas. Mano gyvenimas keičiasi ir keičiasi į gerą. Aš nuo vaikystės domėjausi šitais dalykais, visais vidiniais tais dalykais, vidiniu pasauliu. Man visada buvo labai įdomu, kad yra kūnas ir yra siela kažkokia tai. Visada norėjau kapstytis po vidų, domėjaus visokiom astrologijom, numerologijom, veidotyra, chiromantija. Ir kiek aš mokytojų praėjau, vis tiek man kildavo milijonas klausimų. O čia aš randu visus atsakymus.
Man patinka sekti paskui tos žmonės, kurie yra praėję patys. Kadangi jūs patys praėjot, patys sukūrėt, patys praėjot, patys viską perleidot per save ir va tada jūs atiduodat šitas žinias ir visą savo patirtį mums žmonėms. Sesijos pakankamai efektyvios, technika paprasta ir efektyvi, padeda išsikelti užspaustas ir išjausti emocijas. Tapau per tą laiką harmoningesnis, ramesnis, darnesnis. Dėkoju. Pats stipriausias momentas, kai aš pajutau, kad Ryčio ir Violetos sesijos veikia, tai buvo kalnuose, keliaujant kartu su jais. Ir jau po 5-10 minučių man prasidėjo tokia mini panika viduj, kad viskas, jau atrodo nebegaliu eiti, nebegaliu daugiau lipti. Atrodo, kojos tokios sunkios, kvėpavimas sunkus, širdis muša, atrodo, viskas jau. Ir tada, kaip Violeta sako, tiesiog toms mintims, kurios tave kamuoja, sakyk stop arba melas. Ir aš pradėjau kiekvienai minčiai sakyti melas, melas, melas. Ir dabar atrodo taip paprastai, bet iš tikrųjų tada buvau pasidavusi emocijom. Ir taip piktai, melas, 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 einu ir melas. Ir stebiu kūną. Stebiu, kaip ten širdis daužasi, kaip atrodo sunku kvėpuoti. Stebiu kojos, kurios nebepaeina. Ir aš išėjau iš tos dramos. Ir tada nerealus toks jausmas buvo. Nerealus. Nuėjau į priekį. Turėjau daug jėgų. Ir buvau tokia dėkinga jiems už visas tas sesijas, nes tada aš pajutau, kad aš galiu atgauti savo galią. Tai va. Kas man yra Ryčio ir Violetos akademija, tai yra kaip namai, į kuriuos visada gera sugrįžti, kuriuose jaučiuosi saugi ir primta su visais savo jausmais, kokie jie bekiltų, kas bebūtų. Ir kaip visuose namuose yra daug kambarių. Tai ir akademijoje gali pasirinkti, kas tuo momentu tau yra mieliausia ir reikalingiausia. Tai vienas iš tų kambarių yra sesijų kambarys, kur atsiguli, užsidedi raištį ant akių ir tiesiog neri į jausmų pasaulį, neri į savo gylį, neri ten, kur užspausta, ten, kur sunku, ten, kur skaudu. Ir jauti, tiesiog stebi savo kūną ir stebi, kaip per tavo kūną pereina kiekviena ta energija, kartais stipriau, kartais silpniau, niekada nežinai, kas nutiks. Kitas kambarys, tai yra Violetos meditacijų kambarys, kurioje gali taip pasinerti į tą liuliuojantį ir užbariantį Violetos balsą. Jeigu kankina nemiga, tiesiog žinau, kad galiu užsidėti Violetos meditaciją ir iki galo esu vakare dar neišklausiusi. Ir žinau, kad tai mane nuramina, kažkur tai nuveda ir tiesiog užmiegia. Jeigu noriu meditacijų išklausyti iki galo, tai klausau dieną, nes kitaip nepavyksta. Tai va, dar kitas kambarys, tai yra Ryčio įrašai,
tai balso arba vaizdo žinutės, kurios plečia suvokimą, plečia iki šiol įgytus kažkokius suvokimus, supratimus, kurie atkeliavo iš išorės, iš tėvų, visuomenės ar dar kažkur. Tai jeigu nori, kad tavo biški sproginėtų visas ląstelės, tai įsijunk tuos įrašus ir tikrai jie yra nerealūs. Tai va, dar kitas kambarys, tai yra receptų kambarys, į kurį gali užeiti, kai nori. Net dabar seilė tysta pagalvojus apie Violetos užtepėlės ir bananų duoną. Tai kadangi jinai nemėgsta ilgai suktis virtuvėj, tu žinai, kad gali ten rasti visą tai, ką galima padaryti paprastai, greitai, su meile ir skaniai. Tai va, yra ir kitų kambarių, tegul būna staigmena ir jeigu jauti, ateik į akademiją, prisijunk, bus labai smagu nerti kartu į gylį. Ir norėčiau tikrai pakviesti kuo daugiau vyrų, nes mes vyrai kažkaip tais į tai labai žiūrim skeptiškai, būnam užspaudę jausmus, slepiamės po visokiam kaukiam, tada yra santykiai, krenta pasitikėjimas ir taip toliau, bet aš po biškį atgaunu save ir labai džiaugiuosi ten būdamas. Taigi ateik ir prisijunk, bent jau pabandyk.